Visiems laba diena. Šiandien aš gaminsiu salotas naujas, tokių dar negaminau. Reikia virtų bulvių porą. Pas mane nedidelės morkytės, tai išviriau 3. Porą šviežių agurkėlių. Čia yra svogūnų laiškai mano iš šiltnamio. Ir burokėlių. Burokėlių galima mažiau dėti, bet ten palei receptą buvo 2 burokėliai. Aš įdėsiu daugiau, man patinka burokėliai. Dar mums reikės majonezo porą šaukštų, pipirų dėsiu įvairių rūšių ir druskytės. Dabar ką reikia padaryti? Reikia nusilupti morkas ir bulves ir pradėsime pjaustyti. Dar ką pamiršau. Dar šitom salotėlėm reikės 3 virtų kiaušinių. Buvo padėti į šoną atvėsinti. Tai va, nepamirškite, dar mums reikės 3 kiaušinių. Ne porą, o 3 kiaušiniukai va. Išviriau kietai. Pradėsim darbuotis. Nulupau ir supjaušiau kiaušiniukus. Dabar pjaustysim bulves. Taip supjaustėm bulvytės kubeliais, dedam į lėkštę ir pjaustysiu tada morkytės. Nusilupau morkytės ir dabar jas smulkinsime kvadratėliais. Taip, 3 morkytės nedidelės susmulkinau. Dabar noriu nulupti, pagal receptą reikia nulupti žievelę agurkui irgi supjaustyti kvadratukais. Tai tuoj imsiuos darbo. Taip. Šį receptą aš nusižiūrėjau iš Ukrainos, iš Kijevo Liusenkos. Jinai labai skaniai gamina ir man patinka jos gaminimo būdas. Tai vat, ir aš galvojau, pagaminsiu aš tokias salotas. Labai gaivios, labai sočios ir labai skanios turėtų būti. Man burokėliai labai patinka. Mėgstu valgyti burokėlių visokias salotėlės. O dabar paprasčiausiai kubelį supjaustyti agurką. Šviežias agurkas. Labai keista, kad šviežias agurkas dedasi. Šiaip visada mes įpratę, kad reikia dėti raugintą agurką. Raugintą, marinuotą. Su burokėliais, su majonezu. O čia šviežias. Šviežias agurkas. Tas man labai įdomiai. Tas skonių derinys, kaip tas bus. Bet aš manau, bus labai labai skanu. Jau seniai negaminau kažkokių mišrainių. Tai va, sugalvojau, kad reikia padaryti. Tokiais kubeliais. Gavosi visą krūvą agurkų. Dabar ką mes darysime? Mes dėsime visus ingredientus. Taip, puodas, indas, 2 bulves kubeliais, morkytės 3. Nedidelės arba 2 normalios. Taip. Tada eina kiaušiniai. 3 kiaušiniai. Taip. Agurkas, kurį dabar pjausčiau. Oho, pilna lėkštė. O kaip aš dar dėsiu burokėlius? Man nelabai tilps, čia reikia didesnio indo. Ir dar ką reikia padaryti, reikia susipjaustyti svogūnų laiškus. Šie svogūnų laiškai yra iš mano šiltnamio. Ką tik aš juos parsinešiau, nuploviau gerai po vandeniu.
šakneles nuėmiau, dar nesusiformavo svogūnų ropelės, labai kažkoks silpnai auga šiltnamyje, atrodo visos sąlygos kuo puikiausios, bet silpnai auga, aš jau neatsimenu, kada aš juos pasėjau, jau turėčiau valgyti normaliai svogūnų laiškus, bet jie dar tokie mažučiai. Ir dar pas mane šiltnamyje kartkarstinis ateina pabūti kurmis. Nu tai žinot, tas kurmis gali visokių bėdų pridaryti. Taip, dedame svogūnų laiškus ir dabar dėsime majonezą. Taip, darysime majonezo. Dėsime majonezo porą šaukštų ar šaukštelių ir išmaišysime. Taip. Nu, panašiai. Ir išmaišome. Matote, druskos dar nieko nedėjau. Nedėjau nei pipirų, nei druskos, pasirodo viską tą reikės dėti tada, kai supjaustytas burokėlis bus įdėtas. Man atrodo, reikia dar įdėti majonezo, nes labai jau sausai atrodo. Visai normaliai atrodo, taip ir išsimaišys. Tai va, liko supjaustyti burokėlius. Burokėlius pjaustome kubeliais, kaip ir visas daržoves pjaustam kubeliais. Virti burokėliai labai skanu. Ar jūs gaminate salotas tokias? Kaip jums patinka? Ar esate darę tokias? Va, būtent tokias. Ne su rauginto agurku. Man atrodo, nedaug kas yra gaminę taip. Tai aš būsiu pirmoji, išbandžiusi naują receptą. Ir labai džiaugiuosi, kad yra toks YouTube'as, iš kurio galima pasisemti daug žinių, daug pasimokinti iš kitų tautybių, iš kitų žmonių, iš kitų virtuvių, kaip gaminama, ką daro, ką deda. Pavyzdžiui, kiekviena tauta, jinai gamina savaip. Turi savo prieskonių, savo skonių supratimą. Tai vat, visada labai įdomu nuvažiavus į svečią šalį, paragauti jų virtuvės, kokių nors kūrinių. Ar jums patinka keliauti ir ragauti maistą svečiose šalyse? Pasakykite, man patinka. Aš pjaustysiu, neužimsiu jūsų laiko, po to parodysiu. Taip, supjaušiu burokėlius. Tai nežinau, dėsiu kažkiek tai ar pusę, ar dalį ir žiūrėsim, kaip man išsimaišys. Ar dėsiu į didesnį puodą. Sudėjau visus burokėlius. Dabar įdėsiu pipiriukų. Pusę šaukštelio, taip panašiai. Pipiriukų ir druskytės. Išmaišysiu gerai, tada paragausime, ar reikia dar druskos ir tada žiūrėsime, ar dėsime daugiau druskos. Dabar aš išmaišysiu viską. Labai skaniai kvepia. Tas šviežias agurkas tokį skonį duoda. Taip ir norisi jau paragauti. Labai gražiai. O aš įsivaizduoju, čia labai sočiai. Labai skaniai bus. Ir labai tikrai ekonomiškas mišrainė. Patys matėte, kiek įdėjau, ko įdėjau. Nu, paragausime gal, kaip ant druskos.
Tas agurkėlis tikrai taip skaniai duoda tą skonį. Man atrodo, druskos nebereikia. Labai skanu. Люсенька, щиро дякую тобі за рецепт. Oi, kaip skaniai gavosi. Oi, kaip skaniai gavosi. Tikrai man patiko. Labai švelnus skonis. Liuks. Gaminkite, tikrai labai skanu. Rekomenduoju. Labai skanią mišrainę pagaminam kartu su jumis. Daržovės, kiaušiniai, agurkai, burokėliai, morkos, bulvytės. Labai skaniai, žinokit. Gaminkite, tikrai rekomenduoju. Labai gražiai ir labai skaniai gavosi. Skanaus.